pradėjau filmuoti. Sveiki visi žmonės, šiandien aš vėl su Edgaru žaidžiu. O šįkart mes, žinot, kur Edvis darė tą muziejų, tai mes tą patį norim diskų muziejų padaryti. Tai aš jau pirmą deimantą radau, aš blokus čia kasiu. Tai aš dabar labiau deimantus ieškau, ir tų blokus kasiu. Tai vat, tai... Jo. Atsimenu praeitą epizodą, čia vakar filmavom. Ir tiksliai, mes iškart nebaigsim filmuoti Minecraft. Mes 9, kai bus, nebaigsim filmuoti 9. Žinot, kodėl? Nes mes jungsimės po 9, kai bus, jungsimės. Po 9, tram 9, kai bus, jungsimės į Steel Brainers update. Žino, 10 vyks. Tai ten gali būti daug juokingų dalykų. Galbūt. Vat. Tai žmonės šitą irgi video galite paprenumeruoti. Jei kas nežiūrėjot jei kas vakar nežiūrėjo mano video, mes šiandien šiandien įveikėm. Žodžiu, Edgaras filmavo, tai Edgaro YouTube kanale galite pamatyti, kaip mes įveikėm drakoną, aš dar nefilmavau. Jis nenorėjo. Jo. Ui. Ką? Ką aš žinau? Nebuvo lausis iki krentaš. Žodžiu, žmonės. Nepykit ant mano taip. Jo, netgi ir profai kartais numiršta. Tai čia dar normalu. Man atgerai gėda. Žmonės man labai nesijuokit iš manęs. Pagalvosit, numiriu. Nes jūs man gali depresiją įvaryti. Ir aš ant jūsų įsižeisiu ir nebekelsiu video į YouTube. Aš tada nebekeliu ir įsižeidžiu ant jūsų ir su jais nebešneku ir nei atsakau į komentarus, jūsų pasiunčiu, Kodėl? Tai ko tu šnekantas, netgi įkritau į lavą, panašu, kad ten yra lava. Viskas deimantas nuskendo, rūbai, viskas nuskendo. Pala, aš buvau su Elytra, jei jo tai jinai ir nuskendo. Kaip matot, tvoras susilaginus kažkaip. Žmonės neheikinkit mane, o kas mane heitins, tas gaus baną, gaus bloką, pasiųsiu aš visus. Sakau, aš jūsų mamos pradėsiu siuntinėti, tai viršių nesiraukit. Jo, sudeginsiu. O plus, kaip žinot, heiteriai negali gyventi šiam pasauly apie Minecraftą. Nes tie heiteriai užknisa visą laiką. Bet tiksliai, žmonės rašykit komentarus, kas mano yra heiteris, o kas ne mano. Jei jūs ne mano heiteriai, aš ant jūsų tą
pažiūrėsiu, ar jūs turite YouTube kanalą, arba aš jūsų komentarą palaikinsiu. Visus tuos palaikinu, kurie ne mano heiteriai yra, kurie mano heiteriai dislike'ą dedu. Jo, ir pasubscribinu, kurie turi YouTube kanalą, kurie mano heiteriai yra, tai žinokit, aš juos surasiu. Ne, ir aš juos pačius heitinsiu ir aš jų visus video arba ne video tiesiog dislike'us dėsiu ir rašysiu komentarus. Tai žmonės sako, kas ne mano heiteriai? Ha? Ne. Prieš kai pradėjau filmuotis buvo išjungtas, aš jį įjungiau. Ok, atėjim. Gaila, deimantus praradau, nuskendo lavoj. Ai, žmonės, jei jums įdomu, mes per Discordą šnekamės, nes pagalvojom geriau girdėsis mūsų balsai. Ir viskas geriau girdėsis ten. Iš kur deimantą gavai? Deimantų. Ui, kaip gražiai. Čia jokia bus muziejus mūsų. Agi, mes galim padaryti, šitą muziejų, ne? Įdėti į tos langelius kažkokius, tos diskus, ne? Ir po diskais padėti tas lentelis ir parašyti, koksai čia diskas. Edvio. Be visus youtuberius tiesiog parašyti galim po tais diskais, kieno jie yra. Jo, arba jūs davai mano komentarus rašykit, kokį mum vardą po pirmų diskų padaryti. Palauk, mes pirmą kaip tik diską turim žalią. Tai žmonės, rašykit komentus ir rinkit vardą ant kiekvieno disko. O, šitą irgi iš Edvio pasiskolinu. Ai, tiksliai žmonės, kas norit, kad mes su Edviu nufilmuotume video, tai parašykit komentus, pabandysim jo numerį surasti ir paskambinti jam. Jeigu jisai, aišku, atsilieps dar. Gal ir jau pavyks. Palauk, Edvis per T-Launcherį ką manai žaidžia? Agi, jis tikrą, nemainė, kad turi. Tai man atrodo, mum eis, tu irgi tikrą turi, aš T-Launcherį turiu, tai eina per T-Launcherį su tikru Minecraft'u žaista, ne? Jo, o aš per T-Launcherį, tai manau, ai, ir tiksliai žmonės, kas turi kompą ir T-Launcherį, tai rašykit komentus, būtinai, galbūt, jeigu pavyks, jums priimsim žaidimą ir galėsit kartu su mumis pažaisti. Jo, ir kas turi dar Discordą, ir parašykit savo neimus, kas turi Discordą, susiskambinsim, sukursiu grupę ir galėsim žaisti Minecraftą visi kartu. Tai sakau žmonės. Ten. Galėsim pažaisti. Palaukit biškį žmonės. Jo. Sakau. Edvio pašnekėjo kažką. Ok, viskas gerai. Biškį balsų nustatymus. Tai va žmonės.
Tai sakau, pabandysime ir jo numerį surasti arba Gustą, tai bandysim jiems paskambinti. Jeigu jie atsilieps, tai būtinai pradėsim filmuoti ir kelsim savo YouTube kanalą, gal netgi Edviui, jei surasime ir jo numerį, gal Edvio išprašysim, kad jis irgi filmuotų. Tada bus viskas fainiai, sakau. Tai žmonės rašykit komentus. Ar norit? Pabandysim, sakau, dėl jūsų pasitengsim surasti jų numerius. Ai, ir žmonės, aš buvau čia į Google Play įėjęs ir į Google tiesiog, tai aš pažiūrėjau į Edvio YouTube kanalą, pažiūrėjau, kokius jis ten video kelia ir kai kurios iš video žaidimus man pavyko surasti nemokamai, kurie yra nemokami. O kai kurie žaidimai, kuriuos Edvis kėlė, buvo mokami, o kai kurie nemokami. Tai va. Tai aš kai kuriuos žaidimus galbūt parsisiųsiu netgi. Pavyzdžiui, tą gyvūnų simuliatorių, kur atsiminėt gerai, jisai ten gyvūnų prieglaudą turėjo. Ir žaidė ten be modo su tą, kaip jis ten vadinas pala. Ai, jis ten per Steel serijas Edgarai žaidžia, ne? Tiksliai rašykit komentus, kaip jums šitas kambariukas. Sakau, kurie nežiūrėjo dar, tai siūlau pažiūrėti visus mano video, nuo pačio pirmo video iki pačio naujausio. Ir pamatysit, kaip kas čia buvo. Ai, aš turiu žiebtuvėlį, tai varau aš kaimelį padegti. Edgari, padaryk dieną. Baigėm miegočiau. Arba galėsit išrinkti YouTuberio neimą, arba galėsit, jei norėsit, rašykite komentus aš ir mes pažiūrėsim, kas daugiausia nori būti, kad jūsų vardas būtų tenais parašytas, ane Edgarai? Jo. Va, ratą kiek tai galim per kompą parsisiųsti ir susukti. Tai pažiūrėsim, patys susikursim ratą ir visus neimus surašysim, ant ko jisai sustos. To vardą ir rašysim ir bus visi mūsų kanalų žiūrėtojai. Jo. Aš jau seniai mėgau, bet kad tu neįėjai ten. Tai sakau, ai, kas norit, kur atsimint, Edvis buvo filmuojęs video, kur jisai ten gyvūnų prieglaudą turi, tai kas norės, kad lygiai tokį pačią žaidimą aš sužaisčiau, rašykit ir jo komentus parsisiųsiu, galėsiu žaisti ir pamatysit jūs. Žmonės, kam patinka mano video, rašykit Edgaro kanalą. Edgaras pasakys, kam patinka. Va, Edgarkas. Edgarai. Aš į ką su mumis buvo trečias žmogus žaidė, bet jis dabar nežaidžia. Va, ten jo namas yra, aš aurau kaimelį padegti. Tai kad ten beveik čestų nebuvo ir ten nei vieno deimanto nebuvo. Tai reikia keršyti jiems. Bet vis tiek ten nors daugiau yra čestų. O ten beveik nebuvo tų čestų. Tai už nebuvimą čestų deginsim. Man reikia šitas namas.
Ai, Edgarai, žinai, kam aš norėjau tinti? Aš norėjau pranką padaryti ant jo. Taip, kad netikėtai pasakyčiau, greit Edgarai biškį einam namo ir mes greit su elytrom skristume ir sprogtų namas, o mes jau būtume išskridę. Tokį mini pranką norėjau padaryti, bet kai tu nesutinki čia, tai keista. Tu visąlaik prie prankų sutintiesi, bet kažkoks šiandien labai keistas. Ar bijai lupdiką? Tu ir keistas esi. Bum. Kažkur čia kaimelis. Žmonės, sakau, kas gyvename, nepasisekė ir kažkas dabar miega. Opa, dega veikia. Ugnis. Bet kai tu pradedi. Biški nedega ant sniego, nieko tokį. O, gražu, Edgarai, katino oranžinį pamačiau. Nu, 100% normalios, jo. Edgarai, tik nežiūrėk, kaip kaimelis gražiai dega, sakau, nežiūrėk. Jis labai gražiai dega. Jie irgi buvo žiaurūs, kai skrynių neturėjo. O dabar kas liko, ten uždarom duris ir tegul dega visi pragarene. Toksai gyvenimas jau ir kažkas ir taip kaimelė būtų nuo manęs mirę. Geriau sudėk tą žmonės, nei mirt nuo mano rūmų. Normaliai. Blogai. Jisai su manim net nesidalino. Jisai, žinai, su kam sugebėjo tik pasidalinti. Su tuo, pikek. Šitai toksai neblogas draugas. Biškį aš susidygiau, bet nieko toks žmonės. Pagesu iš karto. Gal ir tik nežiūrėk, kas iš kaimelio liko, jis beveik visą sudegė. Edgarai, prašau, neik į kaimelį, gerai. Ką? O kur? Tu parveši. Tai sakau, žmonės, kas norit žaisti kartu su mumis, parašykite žodį aš, ane, bet svarbu, kad turėtumėt kompą. Jei neturit kompą, nepavyks mums pažaisti, ir jei neturit T-Launcherį. Jei turit tikrą Minecraft, tai galima su T-Launcheriu kartu žaisti Minecraft. Edgaras, pavyzdžiui, dabar žaidžia su per tikrą Minecraft, o aš per T-Launcherį, tai galėsim vis tiek žaisti. Tai žmonės, sakau, kas turi tikrą Minecraftą, mums vis tiek išeis žaisti. Bet svarbu, kad turėtumėt kompą. Jei neturit kompą, tai nepavyks. Aš nejapinu žmonės, taigi. Ir tada Edvis pradeda man rašyti, sako, mano numeris toksai. Ir Edvi, jeigu žiūrės šitą video, jeigu mes žiūri tavo fanai, esam didžiausia, ne, tai prašau parašyk mum į chatą, nes mes žiūri, norėtume su tavim pažaisti, net gerai. Tai sakau, rašykit, prašau parašyk Edvi mum į chatą, mes žiūri, norėtume su tavim žaisti Minecraftą.
Mes tiesiog didžiausi tave fanai. Nuo to pačio pirmo video jau žiūrim tave. Turbūt, bet vis tiek, kai mes paugom, mes tada pradėjom žiūrėti tavo video, tų geriausių video keli, prašau, įves tavo numerį, mums parašyk, mes norėtume su tavim žaisti. Sakau, ten, jeigu tu turi Discordą, tai per Discordą galėsim skambinti, jei turi Messenger, per Messenger, sakau, sukursim grupę, galėsim visi kartu žaisti. Prašau, Edgar. Edgaras gali patvirtinti, kad mes tavo fanai. Patvirtink, Edgarai. Ai, ir Edgarai, ne tai, kad jie tapo dabar bomžai, ne, tie kaimiečiai. Aš jiems čia viską sudeginu. Tiesiog netgi derlių jų, kurie augino viską. Aš tai nežiūriu, tiesiog nereikėjo manęs erzinti. Dek. Visą derlių sunaikina. O, kaip gražiai dega. Oi, sunaudojau visą žiebtuvę. Nors viskas sudegė. Jo. Čia českas liko. O, lengviau českus yra. Tuščias žemėlapis. Tai sakau, Edvė gali rašyti komentus. Ir Edvė šiaip nenori meluoti, bet aš daug žaidimų esu žaidęs, kur tu žaidi. Sakau, kur tu esi filmavęs video, aš paeinu ten į žaidimą ir surandu tą žaidimą ir pasisiunčiu ir žaidžiu. O dabar man atrodo, ištryniau, tai nebeturiu, bet vis tiek aš turėjau, sakau. Ne. Žmonės nebliko su kuo griauti, tai dabar nebėra su kuo deginti, tai dabar griauti belieka lovas, viską. Mėlynos, gražios lovos, mes paprastas baltas turim. 2 mėlynos lovos, tu ką, mums abiem. Aš iš namus griaunu, bet lovos aš noriu pasiimti. Gražios lovos mėlynos. Čia tik man nepradėjo gerai. Žmonės rašykit Edgarui į čiatus, kad jis bailys. O dėl to pačio. Ne, žuvies aš neturiu, aš būčiau katiną prisiauginęs. Aš turėjau iškeptą, man atrodo, žuvį. Bazėj. Pala, per kurią čia pusę grįžti, Edgarai, tu jau namuose? Gali atitelnti tada. Ai. Kaip gražiai, žiūrėk, iš čia leidžia saulė, kur aš dabar esu. Ir kaimelis gražiai dega. Žmonės rašykit į čiatus, kad aš ten žiaurus esu. Jie patys susiprašė. Jie dabar žodžiu benamiai. Tai sakau, žmonės, kas norit, kad aš tą geimą parsisiųsčiau, kur su gyvūnų prieglauda filmavo Edvis, aš galiu parsisiųsti ir filmuoti video.
Ten iš pirmo jisai žaidė demo versijai, paskiau jau nebe demo, oficialiai buvo išėjęs ten. Jei nori demo versijai žaisti, man atrodo, reikia Steel serijas parsisiųsti. Jis taip šiaip ir vadinasi. Ką? O tau gar niekas netinka. Žmonės parašykit, kad jam niekas netinka. Sakau, jis jau nedina visus. Žmonės, aš galbūt jau pradėsiu kiekvieną dieną daryti laivą, bet ne į YouTube, o į TikToką. Tai kas norėsit, galėsit jungtis irgi pažiūrėti. Edgar, tu nors turi kokią lovą, galėtume jau eit miegot dabar. Tai jokios tu lovos net nepasiemi. Tu toksai esi. O kur aš čia atsiradau miške? Žodžiu, aš net ne namuose atsiradau. Tu dar kartą pasakai man vom, aš tave nudėsiu. Čia bazarinė? Žmonės, aš čia biškį pagyventi teks man. Netrumpam, manau, nes kol vairas grįšiu, metai praeis. Žmonės, aš toj grįšiu. O ten gali kol kas su jais pasišnekėti. Grįžau. Ką? Kokį tu laivą? Ai, tiksliai, žmonės jau darom kažkiek minučių filmuoti, tai manau, jau dabar galiu baigti laivą, tai viso gero, iki kito karto.